Čia parodysiu, kuo skiriasi nirografinės linijos. Pavyzdžiui, va šita linija irgi yra nirografinė. Įsivaizduokit, kad yra upė. Žiūrint iš viršaus, gamtoje, ar iš tiesų upė taip teka? Na, teoriškai gal ir galėtų. Ir techniškai tai irgi yra nirografinė linija. Jinai nesikartoja nei vienoje atkarpoje. Bet dabar pažiūrėkit va į šitą liniją. Jeigu upelis ar upė teka tokia tekme, irgi natūralia, bioniška, ir ta nirografinė linija, jinai irgi nesikartoja nei vienoj toj atkarpoj vienodoj. Bet pažiūrėkit, kuo skiriasi šie du piešiniai, tas pirmas ir tas antras. Ar matot? Tokia makalionė, pirma ta tokia, chaosas toksai. O ta antra, va matot kaip, o ta antra tokia tėkmė, yra kažkokia viena kryptis ir ta tokia organizacija yra. Taip daug mieliau žiūrėti. Ir va taip mūsų galvoje turbūt kartais taip ir vyksta toks chaosas ir mes piešiam nirografiką, kol pradedam piešti va tokias linijas.